Šiauliai šviečia. Treneri, iškovojote pergalę. Jūsų merginos kontroliavo rungtynes nuo pat rungtynių pradžios. Ar esate patenkintas rezultatu, ar turite ką patobulinti? Ne, paskutinės šiaip dvies rungtynės esu patenkintas Baltijos lygai, kur žaidėm su FC Ryga. Mačiau jau postumį į priekį šiose rungtynėse, kaip ir minėjote, ne vien tik buvo kamuolio kontrolė, bet tikrai buvom daug aštresni toj paskutiniai zonai. O kur esu nepatenkinęs, kad nepagaliau priešininkai mums įmušė įvartį, ant nulio eiti smagiau visada yra daug linksmiau. Ši pergalė jūs kilsteli į pirmąją turnyrinės lentelės vietą. Koks tikslas kitoms rungtynėms? Nežinome, kad vyks miesto derbis. Ar merginos bus užsidegusios dar daugiau? Kiek aš žinau, mes ir esam pirmo vietoje, mes 3 taškais buvom priekį, tai nekilstėmės ten ir pasilikom. O derbiai visada yra įdomus. Manau, kad susirink Šiaulių miesto bendruomenės tikrai daug, nes pirmose rungtynėse buvo tikrai daug žiūrovų. Šiose rungtynėse tikiuosi lepins ir oras bus dar geresnis ir susirinks dar daugiau, nes merginom prie žiūrovų žaisti yra daug smagiau. Koks tikslas kitoms rungtynėms? Nesakėte, esate labai patenkintas komandos žaidimu paskutiniuosiuose rungtynėse. Tai Gintaro tikslas yra vienas. Kiekvienose rungtynėse pergalė, čempionai ir demonstruoti svarbiausią gražų žaidimą. Ačiū Jums. Ačiū.